Labas rytas. Tai šiandien jau sekmadienis. Tai 2 naktis nakvojam sodyboj. Galbūt šiek tiek vėsų, bet tikrai nėra blogai. Tai šiandieną truputėlį pasidarbuosiu namukė, nes nei vakar, nei užvakar to nespėjau padaryti. Tai labiau ten žalės pjovimo darbai buvo, pasiruošimai visokie ir panašiai. Tai pradėsiu matuotis. Dovilė jau nuo pat ryto kasa duobės, truputį gilina. Tai šiandieną jau papusryčiavome. Po pusryčiavimo tiek mes, tiek pamaitinom žuvis, tai 6 karpiai matėsi, tai panašu visi bus išgyvenę, nieks nebus per žiemą numirę. Tai kaip ir viskas okei. Kimbam į darbus. Vieną bruselį suksim čia viršui, kitą čia žemiau. 1, 2, turbūt 2 čia netgi. 1, 2, jo. Vieną čia, vieną čia. Aš labai tikiuosi, kad... kaip visada pasakysiu, per valandėlį čia susisuksim, tai iki 3 nebaigsim. Bet labai tikiuosi, kad neužtruksim. Dabar man pieštuko nereikės. Ne. Gerai būtų, kad nepamėščiau. Apsikalimas viršų jau daugiau negu įpusėjo. Tai važiuoju su traktoriuku Dovilei smėlio nuvešiu ir tuomet pabaigsiu. Čia. Keletą varžtų prisisukti ir kaip ir bus baigta. Dabar sugalvau lubas plevelę apsitemti. Nežinau, kaip man čia seksis vienam su kopėčiom. Kol kas su namu turbūt tiek. Pavargau, vos pakeliu rankas. Padėjau truputį Dovilei kast. Tai reikia dabar palaistyt. Gali tą duobę dabar kol kas, kol manęs ten nėra. Toliau.
nepasodinsiu. Realiai tikslas suprask toks, kad ten oro cirkuliacija vyktų. Ir kad milžiniškus akmenis irgi išrinkti. Visai neblogai. Man čia pavyko. Gerai, kad tu vertini teigiamai. Na ką, savaitgalis baigėsi. Susitvarkom ir keliausim namo. Sakyčiau, visai nemažai padirbėjom, galbūt nebuvo daug darbų nuveikta pačiam name, bet pasisodinom medelių, krūmelių, gėlyčių, augaliukų. Nusipjovėm žolį, susirinkom traktorių. Tai tikrai buvo nuveikta. Tai ačiū, jog žiūrėjote. Paspauskite like, paspauskite subscribe ir susitiksim kitame video.